Festivalis susideda iš tiesų iš tokio nematomų dalykų. Tai yra techniniai raideriai, garso įranga, kurios praktiškai neturi. Tu turi žinoti, kas šviesą darys. Mes iš esmės pradedam ruoštis maždaug prieš 6 mėnesius. Labai džiaugiamės, kad Lietuvoje yra tokia garso kompanija kaip Nepriklausomi garso režisieriai, kurie iš esmės garsina visus džiazo festivalius. Šitas festivalis didelis, pailsi metus ir tada kitus metus pilna koja atidirba. Daug grupių, daug kolektyvų, daug big bandų, tačiau visi labai faini, labai geranoriški ir sukalbami. Aš visą laiką jau maždaug sausio pradžioj, po naujų metų, jau žinau, kad liko porą mėnesių iki festivalio, toks atsiranda labai malonus jauduliukas, kai žinai, kad jau čia pat Birštonas ir tie 2 paskutiniai mėnesiai yra pats laukiamiausias laikas. Šitas džiazo festivalis gimė pradžioje čia. Tai buvo gūdūs tarybiniai metai. Zigmas buvo ką tik atvažiavęs dirbti į Birštoną. Aš tuo metu dirbau kultūros centre. Irgi kaip šviesulys, kai tau 25 metai, tu kažkaip nesusimastai ir kažkokios baimės patologinės ten nebuvo, kad čia taip negalima ar ten galima. Jaunystėje reikia daryti tai, ką gali. Gaila, kad iki senatvės paskui reikia dirbti su tuo. Su Zigmu sutarėm, kad čia galima padaryti naują renginį. Buvau pirmajam festivalyje ir visose kitose iš eilės. Tai yra tikrai didžiulė muzikinė šventė mums visiems kūrėjams, bet tikiuosi ir festivalio fanams, kurie laukia to festivalio kasmet lygiai taip pat kaip mes. Vienas dirbi 5 arba 3 pozicijose, nes tiesiog fiziškai nėra kam. Buvimas šalia scenos yra smagiausia dalis, nes kontaktas ir ryšiai ir šiaip gera nuotaika. Jeigu solisto mikrofonas neveikia, eini į sceną ir darai, ką reikia daryti. Tai daug žmonių, kurie labai šiltai laukia to džiazo ir atvažiuoja ne tik dėl muzikos, bet ir pabūti kartu ir toksai geras tūsas su gerais muzikantais, gera muzika ir toks geras ūpas. Tai man va čia Birštonas visiškai. Toks savas, kaip namie. Kada susiformuoja tokia, bičiulystė tarp publikos ir atlikėjų, kada mes iš tiesų turim galimybę ten vėl pasimatyti, vėl apsikabinti, vėl užsitarnauti muzikantų tarpe pasakymą laukiamiausias festivalis, tai nėra taip jau lengva, žinot. Tai mes tokie. Savanoriai festivalyje padeda daugelį dalykų, tai žmonėms padeda rūbiniai, ruošti prizus, dovanas, kaip ir kitų žmonių atributiką pardavinėti. Norisi kažkaip suprasti, kaip muzikantai jaučiasi, kaip atrodo viskas iš šalies, ne kaip žiūrovai, bet ir norisi padėti kitiems ir visa kita. Čia yra tokia stebuklinga vieta, kuria mums tiems, kuriems šiek tiek daugiau jau metų, mes grįžtame į prisiminimus. Kiek prisiminimų sėdint koncertų salėje, klausant muziką, iškyla, kiek jaunų atlikėjų, kurie čia pirmą kartą pasirodė, dabar jau yra asai, kiek daug tų pačių žmonių, kuriuos čia sutinki, jie kalba tą patį, kad buvimas čia mus nukelia į buvimą ten. Ir ne į geresnius laikus, bet į tai, kad mes tai išgyvenome, tai buvo pradžia ir yra vienintelė vieta, vienintelė meka, į kurią vėl sugrįžus galima pajausti tą patį, ką mes jautėme prieš 40 metų. Tikrai nesitikėjau, nežinojau ir jaučiuosi labai laiminga ir pagerbta, kad taip žmonės myli ne tik šiaip džiazą, bet ir vokalinį džiazą ir kad dainininkai gali pasiimti, dainininkės gali pasiimti prizą, tai iš viso labai smagu. Jam session tai čia yra tokia privaloma festivalio dalis. Pirmą džemą mes darėm čia, centre, foje, reiškia, bet, žinot, toj pačioj vietoj, kaip sakyti, kaip
Mokykloje būdavo pamokos ir paskui šokiai. Nu, ne tas. Šokiai turi vykti kitur, taip ir džemas turi vykti kitur. Yra, kada šoko jaunimas ir ant stalų per džemus, dabar šoka šalia stalų, žodžiu. Jeigu viskas sklandžiai vyksta, tai pergalės jausmas. Jeigu visą šitą maratoną be didelių vėlavimų, be kažkokių techninių kliurkų įvykdom, tai tik tai valio ir ruošiamės kitam festivaliui. Kad būtų geras svingas, grūvas, kad muzikos būtų ir linksmos, ir rimtos, ir kad muzika būtų publikai, o ne savo. Tai man atrodo, kad čia svarbiausias dalykas, nes jinai mūsų suburė, suveda ir padeda mums visiems išgyventi tas tokias sunkes ir ne visai linksmas dienas. Aš noriu palinkėti jam toliau gyvybingumo, o Zigmui ištvermės, kad dar bent 2-3 festivaliai vyktų jo prižiūrimi, o paskiau kaip Dievas daro. Kas nors turės daryti tą festivalį, ar jis bus Birštone ar kitoje vietoje, Dievas žino, bet tikrai dar 28 kovo 31 mes dar susitiksim.